Esame unikali tauta. Turime išskirtinę kultūrą, istoriją ir tai, ko neturi kitos tautos, ir kas yra UNESCO pripažinta pasaulinio nematerialaus paveldo šedevrais. Tai kryždirbystė ir sutartinės. Regis, tai skirtingos mūsų paveldo meno rūšys, tačiau kaip jos skamba kartu ir kaip viena kitą užpildo. Tai išgirsti ir pajausti jau 4 kartą galimybę turėjo sutartinių maratono Suburtynė dalyviai ir žiūrovai. Nacionalinėme Čiurlionio dailės muziejuje, ekspozicijoje Kryžių Lietuva. Išskirtinė akustika pasižyminti erdvė – tai tikra dovana sutartinių giedotojams. Tuo labiau, kad čia ypatinga akustika. Tiem, kurie jau labai gerai gieda, jiems nelabai patinka, nes jie sunkokai girdi. Bet tiems, kurie negieda, jie išgirsta savo balsą. Jie išgirsta, kad kažkas gražaus gali iš jų išeiti ir jie tada nori. Tai čia toks, toks akustikos fintas. Ir tada atsiranda tas paskatinimas toksai. O aš nežinau, kiek tas viskas veikia, ir tos saulutės nežinau čia kaip. Mes tiesiog sueinam ir paskestam tam garse. Ir išeinam. O kaip čia tas visas ryšasi ir komunikuoja ir ką mums padaro, žmonės pasikeitę išeina. Jie pasikeičia, jie pralinksmėja, jie atsigauna, jie sako, kad jiems čia dabar jau priklausomybė. Tai, prašo, tai aš galiu skirti. Labai svarbu eiti ten, kur žmonėms reikia. Labai svarbu. Kai 2020-aisiais menininkei Skaidrai Jančaitei kilo sumanymas suburti sutartinės giedančius kolektyvus ir pritraukti norinčius išmokti giedoti sutartines, nebuvo planuose, kad šis renginys taps tęstiniu. Tačiau pasisekimas buvo toks didelis, kad šiemet maratonas surengtas jau 4 kartą ir kiekvieną kartą renginys vis kiek kitoks, vis kažkas keičiasi. Visą laiką keičiasi. Pirmiausia, tai keičiasi tai, kad žmonės mane taip kažkaip, nežinau, ne tai, kad prispaudė, paskatino, aš tokia labai greita. Padarykit dažniau. Gerai, reikia, norit, gerai. Paskui gavosi, kad kas mėnesį susitinkam porai valandų. Tada sako, čia kažkaip, tai bet jūs gal tobulėt, sakau, norit, tai darom pamoką. Ir atsirado žmonių, kurie, nori tobulėti. Ir tikrai ateina, ir dar su tokiu 100% suinteresuotum. Tai jie, dabar čia jų daugiau. Čia nėra taip kaip pirmą kartą, aš nežinau, ką aš darysiu, kai liksiu viena. Tai čia ateina visą laiką, aš į kiekvieną grupę galiu jau pastatyti žmogų, kuris giedoja sutartines. Nesvarbu, kad neturėjo tobulo susigiedojimo, kaip dabar turim ansamblius. Bet tai labai džiaugiuosi, kad tie ansambliai atvažiuoja ir mums parodo, kaip gali būti. Tai mes tobulėjam po truputį. Keičiasi visas tas procesas, nes atsiranda giedotojų. Pas mus atvažiuoja iš aplinkinių vietų, kur pirmą kartą buvo, tai jau jaučia, kaip čia gera, tai jie ir atvažiuoja. Tai visą laiką turim 5 kolektyvus. Kartais gal daugiau. Altonė buvo 1-2 metais. Bet tikrai labai gerai, kad jie atvažiuoja, nes tada, mato, tuo žmonių daugiau sueina. Yra tokių, kurie nedrįsta giedoti, nori pasiklausyti. Kiti nedrįsta, jiems negera klausyti. Kaip sakot, kad kažkas pasidaro. Bet čia reikia pralaukti. Toks vyksta sutartinių detoksas. Tai kai žmogus klauso, pereina tą negerumą, diskomfortą, paskui žiūrėk, ateina kita banga. Taip, kažkas atsipalaiduoja kūne, kažkas pasikeičia. 3 metus buvusios Suburtynės dalyvėmis šiemet prie renginio organizavimo prisidėjo ir kūrybos ir užimtumo stubos giedotojos. Suburtynės renginy dalyvavome jau nuo pat pirmosios Suburtynės. Ir kai šiais metais menininkė Skaidra Jančaitė paprašė prisidėti ir prie organizacinių reikalų visų, tai mes mielai sutikom. Pats renginys labai magiškas šita erdvė, tas skambesys, jisai ir gražus, ir bauginantis, tas aidas kitoks. Ir pats renginio formatas, kada į sutartinės ateina padainuoti visi ją mylintis, visi prijaučiantys žmonės iš gatvės, ateina pro šalį ir užeina. Tai mes labai prijaučiam šitam formatui,
Tai ir pačios tą patį propaguojam, kad mes nesam kolektyvas, mes tiesiog labai mylim dainas ir sutartines labai mėgstam dainuoti. Tai vat, palaikom iniciatyvą ir dėl to esam čia. Tik kiek keistai. Besikartojantys melodijų motyvai, sudėtingesnė ritmika, trumpi tekstai, garsažodžiai, nuolat skambančios sekundos, aštrus disonansiniai sąskambiai, tačiau būtent tai ir yra tikrasis sutartinių grožis ir vertybė. Disonansai tai man didelis grožis. O čia žiūrėkit, viskas paruošta. Reikia tik tai, su kuriais gali sutarti. Ir tada tas gausmas, jisai duoda tokią naują visiškai kokybę. Ir jis yra harmonija. Tai va, labai buvo įdomu patirti. Labai buvo įdomu patirti iki galo, ką gali duoti. Kodėl jinai čia tokia? Kodėl jinai išliko tiek ilgai? Ir mes nežinom iš tiesų, kokia jos yra pradžia, kada ta pradžia. Akademijoje mūsų niekas nemokė. Ir iš viso folkloras buvo pateiktas kitaip, aranžuotas. Tai jis toks visiškai kitoks. Ir kai aš papuoliau į vieną šeimą ir pamačiau, kaip jie visi gieda, iš pradžių vienokias dainas, kitokias, viskas ten kitaip skamba, nes nearanžuota, nepritaikyta, kaip jie sako, nesugadinta. Tai čia, žinot, paliksim ir taip viską galima daryti. Žmogus, kūrybinis procesas, žmogaus laisvas, visada turi klausytoją, reiškiasi to reikia. Bet va sutartinė, tai supratau, kad čia iš viso kažkas tai. Ir taip po truputį. O paskui galvoju, kaip čia taip ne viena, ne dvi, o kad tikrai nueitum, kaip sako, į transą. Kokį transą sutartiniai? Kas čia, tada reikia, kaip reikiant padaryti. 2010 m. lapkričio 16-ąją UNESCO oficialiai įtraukė lietuviškas sutartines į UNESCO reprezentatyvaus žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Ir jei prieš porą dešimtmečių giedančių sutartines ir jomis besidominčių nebuvo labai daug, tai šiandieną galime pasidžiaugti, jog susidomėjimas jomis tik auga ir giedotojų randasi vis daugiau. Daug ir jų daugėja. Tas, jeigu kalbant apie sutartinės, kada sutartinės patapo UNESCO saugomų paveldų, jos ėmė populiarėti, žmonės ėmė domėtis, apie jas kuo toliau, tuo labiau kalbama ir žmonėm įdomu, kas tai yra, nes pabando paklausyti ir sako, neįdomu jų klausytis, keistai skamba. Ir tada mes pakviečiam pagiedoti ir tada žmonės kažkas užkabina tose sutartinėse ir tų besidominčių tikrai daugėja. Tas sąskambis, kada tu pats jį išdainuoji, tai tas labiausiai ir užkabina. Ir bendrystė. Ir ta bendrystė, nes sutartinės negali dainuoti vienas. Tada, kada pulkais giedi ir šalia tau pritarė ir tu pajunti, kad kažkas išeina, geriau, prasčiau, bet išeina. Ir žmogus savo viduj pajunta malonumą to giedojimo. Tos protėvio vibracijos, mūsų žemės vibracijos, jas reikia nešti, žmonės nutolę yra, o jos tikrai gali kiekvieną praturtinti, atgaivinti mūsų sielą ir tiesiog kaip misija netgi tam tikrą, nors mes neturim daug klausytojų savo aplinkoje, bet po truputį pačios, kadangi mums šilta, dega mūsų viduje, tai ir stengiam ir kitiem perduoti tą protėvių ugnį. Sutartinė tai ta, kuri mus vienyje. Įsivaizduokit, kokios mes esam skirtingos. Mes esam ne tik tai čia suėję etniniai skirtingo regionai. Tarkim, Žemaitė gieda sutartinės, Aukštaitės, aš esu Dzūkė, ten irgi, nežinau, Kaunietės, Vilnietės, nežinau, prie ko priskirti. Ir netgi profesijų mes esam visų skirtingos. Ir socialinės darbuotojos, ir mokytojos, ir psichologės. Matot, tai bet ir sutartinė vienyje. Tai yra atgaiva po darbo,
sunkios įtemptos dienos. Tai yra meditacija. Tai yra tikrai labai gera meditacija. Ir kas neišbandė sutartinės, tikrai patarčiau. Galima pasinerti net tikrai į tokią būseną. Tikrai, jeigu labai gerai suskamba, ne, tikrai. Taip, gerai skamba ir klausai, kada būna susidūrimai. Taip, susimušimai. Susimuša garsai, tai yra daugiau kaip sekundas. Nėra sąskambio tokio, kuris maloniai skambėtų, bet tai yra keistas garsas, bet tai yra labai įdomu ir pačiom išgirsti, ir kitiem parodyti, ir tikriausiai prisijungti visiems. Kaip kiekvienais metais, taip ir šįkart į Suburtynę atvyko sutartinių giedotojai ne tik iš Kauno krašto, bet ir iš kitų Lietuvos vietų. Be to, šiųmetę programą praturtino ir svečiai iš Latvijos. Suburtynėje sutartinės nepertraukiamai skamba visą parą, nuo vidurdienio iki vidurdienio. Net ir tie, kas anksčiau sutartinių nedainavę, nepažinę ir užsukę tik paklausyti, pabuvę šioje erdvėje ima giedoti kartu. Na, o ištikimiausi sutartinių mylėtojai pasilieka jas giedoti ir naktį. Giedam, bet vienu metu kūrėm sutartinės. Visą laiką sukūrėm 3-4 sutartinės. Jau kai būna visiškai pavargę, kaip pavargę, jie nepavargsta, nežinau. Mane pernai leido pamiegoti valandą, pabundu, jaunimas gieda. Tai galvoju, kas dabar bus, vėl reikės daryti. Aš jau galvoju, 3 užtenka. Nežinau, čia dabar jau viskas. Svarbiausias projektas gavosi. Būna sunkiausia ryte, taip atrodo. Bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, pernai rytas buvo kažkoks stebuklingas. Giedodami išėjom į lauką, apėjom visą teritoriją, apsveikinom saulę, viską ir dingo tas nuovargis, kažkoks toks, žinot, būna toks, kad viskas sustingsta ir tada vėl pradėti gyventi. Tai įdomu. Nežinau, kažkas atsitinka tiem, kurie nori būti per naktį. Žinot, žmonės jauni ypač nori šokti, nori muzikos klausyti, tai kai kuriuos patraukia čia. Sutartinė, aš manau, pati pritraukia žmonės, nes ne visi ateina, ne visi. Kiti pabando, bet kai kuriems tai tiesiog nieko daugiau nereikia. Labai įdomu, kai tiesiog vėl atėjo. Vėl, ar ne? Man labai smagu, kai ateina pirmą kartą ir staiga žmogus, visas džiaugsme, aš pagiedojau. Šių metų sutartinių maratonas Suburtynė pateko į Lietuvos išskirtinių pasiekimų knygą kaip ilgiausiai trukęs sutartinių giedojimas. 24 valandos 20 minučių. Tiek laiko skambėjo lietuviškos apeiginės giesmės Nacionalinėme Čiurlionio dailės muziejuje. Čia yra gėris. Čia yra Lietuvos gėris. Tikrai tokia gija, kurią mes galim dalintis namuose, įsivaizduoju. Labai smagu, kai mamos su dukrom atvažiuoja. Ir dukros įsijungia, arba šeima visa ateina. Tai tada tikrai žinai, kad ten kas nors gali įvykti, per kokią šventę jie pagiedos. Tai čia toks būtų tikrai toks gilus noras. Suburtinės misija gal yra burti, suburti, būti toj dainoj, būti dermėj ir tiek į tą erdvę telpa visi, ir profesionalai, ir mėgėjai, ir pradedantis, ir kažką jau pabandę pagiedoti, ir vėl grįžtantis po kažkurių pertraukų. Yra valanda vaikam, kad ir vaikai jau būtų tame garse, kuris skamba. Tai, žodžiu, toksai renginys, kurio tikslas yra apjungti, neskirstyti, kad čia profesionalai, čia mėgėjai, mes tiesiog norėtume matyti visus viename. Mes esam maži, iš tikrųjų maža tauta ir tai, kad tos sutartinės senosios lietuvių melodijos išliko iki šių laikų, tai ir turim būti dėkingi tiem protėviam, kurie išsaugojo, tiem mokslininkam, kurie restauravo tas sutartinės, kurie UNESCO statusui, per kuriuos atėjo UNESCO statusas į sutartinę. Tai kad tik toliau plistų, ta melodija ir toliau tokia autentiška, kokią mes ją turim. Taigi tikrai branginame ir puoselėjame tiek sutartines, tiek visą protėvių palikimą.
Branginame ir savo dainas, tas, kurias kadais kaimuose dainavo tėvai, seneliai ir proseneliai. Savo tėvų dainas dainuoja ir Samylų folkloro ansamblis Senolės. Dainas iš savo gimtųjų kaimų, nors tų kaimų jau seniai nėra. Jie liko Kauno marių dugne. Dar praėjusio amžiaus viduryje užlietame Nemuno slėnyje virė gyvenimas ir skambėjo dainos. Tokios dainos, kurių nedainavo niekur, tik ten, marių dugne. Tačiau ramų slėnio žmonių gyvenimą 1956 nutraukė prasidėję pirmieji Kauno hidroelektrinės statybos darbai. Jau po poros metų visi iš slėnio privalėjo išsikraustyti ant kalno. Taip ir išsikėlė, kas į Rumšiškes, kas į Viršužiglį, kas į Šlienavą. Pasiėmė žmonės su savimi tik tai, ką galėjo išsivežti. Svarbiausia, širdyje išsivežė tai, kas įsirėžė giliai ir visam laikui – tradicijas, pasakojimus ir dainas. Po vandeniu 19,5 metro gylyje liko prisiminimai ir pėdos. Pėdos marių dugne. Renginys tokiu pavadinimu kiekvieną rugpjūtį sukviečia dugniečius ir svečius į marių pakrantę Samyluose ir tai primena apie 35 paskendusius kaimus ir 721 sodybą. Ne vandeniu, o žmonių ašaromis Kauno marias vadinantiems dugniečiams šis paminėjimas yra ypatingai svarbus. Jiems visada bus svarbu, nes dėl to, kad čia jų gyvenimas ir kol jie yra tokie šioje žemėje, manau, ta atmintis labai ilgai dar išliks. Vėliau galbūt tik tai kokiose knygose, nuotraukose, prisiminimuose, bet tai aš va būtent ir džiaugiuosi to, kad spėjom pagauti dar gyvus tuos žmonės, kurie, natūraliai viską tą gali papasakoti, nes visada iš knygų mažiau kažkaip tai jaudina tikriausiai tas visos istorijos negu gyvai. Gyvas žmogus tai jis visą laiką, tiesiog iš to širdies viskas plaukia. Ir už tai man labai patiko, kad į tą renginį, pėdos marių dugne, visą laiką jie yra įtraukiami. Ir tada netgi atvykę nauji žmonės, kaip nauji režisieriai, jauni, ir kurie visiškai iš kito kampo Lietuvos, bet juos sujaudino šitą istoriją. Tai tas labai yra, kad gyva. Visa ta istorija yra gyva. Ta gyva istorija kas kartą atgimsta renginyje Pėdos marių dugne. Šiemet ši istorija patikėta režisieriui Gildui Aleksai. Bet kur nuvyktume dirbti su vietos bendruomenė, viskas prasideda nuo to, kad reikia sužinoti kiek įmanoma daugiau informacijos, nes mes nežinom konteksto. Ir tada labai lengva dirbant su bendruomenėm pasakyti kažką nejautraus. Tai čia buvo vienas dalykas, o kitas dalykas pati išraiška ir mes kalbėjom su dugniečiais, kad tai ne mūsų ir net mes negalim kalbėti tą istoriją, tai yra jūsų, ar galim ją įgarsinti ir viskas įvyko tokio bendradarbiavimo, ar galim mes būti jūsų įrankiai įgarsinti šitą istoriją. Ir iš tiesų jinai yra skaudi, jinai yra liūdna, bet su šitais žmonėm dirbant aš to liūdesio nejaučiu. Mes su jais net juokavom, kad iki jų neateina problemos. Jie yra laimingi, jie yra labai atviraširdžiai, jie priima žmonės ir mes turėjom tik tai gerus jausmus su jais dirbant. Tai toks, kaip sakė aktorė Milda Naudžiūnaitė, saldus liūdnumas. Mes žinom tą istoriją, mes jau nieko negalim padaryti, bet galim tik pasistengti, kad ta istorija nepasimirštų, kad žinotume ne tik tai, kas nutiko dokumentinė prasme, bet ir dainas iš ten prikeltume ir liudijimus. Su šitu renginiu yra man taip. Aš labai džiaugiausi, kad atsirado žmogus, kuris pažiūrėtų kitų kampų, bet kaip tas žmogus pradėjo repetuoti, tai kaip mamai tuščio lizdo sindromas prasidėjo toksai. Ir galvoju, kodėl čia dabar ne šiemet. Bet iš tikrųjų tai viskas labai gerai, labai sveika kartais stabtelti ir pasižiūrėti, kaip mato kitas žmogus, kitas režisierius visą šitą istoriją. Mesgi per tiek metų jau pristatėm tų misterijų visokiausiom temom.
Ir vestuvės buvo, ir buvo legendos iš Marių dugno, ir pernai kelias namo buvo, ir skulptūrų parką atidarėm. Visaip mes iš visų pusių jau čia taip tas legendas traukiam ir ne pirmą kartą mes su profesionalais dirbam. Jau buvo ir su Dixix Bendu dirbom, ir Garbenčiūtė viename, ir Strupinskas. Žodžiu, tai nėra naujiena. Čia jokia ne naujiena, kad mes dirbam su profesionalais. Bet naujiena yra ta, kad paėmėm žmogų, kuris apie tai praktiškai nieko nežinojo. Ir sužinojo, ir padarė savo versiją. Ir šiandien tikrai bus labai įdomu tai pamatyti. Aš su nekantrumu laukiu, nes aš pati nežinau iš tikrųjų. Nežinau. Man labai patiko, kad režisierius nenutolo nuo to pradinio mūsų pasakojimo, ką mes pasakojom jam apie tai. Man labai smagu, kad jisai supranta šitą visą istoriją ir žino, jog senolių kolektyvo narės yra ir nariai teisingai kilę iš to Marių dugno. Ir jisai tikrai, neperžengė šitos lenkščio ir nebuvo dėl ko prieštarauti. Tik tai dar kitas dalykas, aš atsimenu, prieš 10 metų, kai atėjau dirbti ir Gražinai pasakiau, reikės vaidinti. Jau ne, mes jau čia nevaidiname, mes folkloro ansamblis, dainuojam pilnas dainas nuo 1 iki 35 stulpelio, nes čia yra istorija ir niekaip kitaip čia nebus. Aš dabar labai džiaugiuosi, kad jų požiūris jau tampa kitas. Jau galima tas dainas truputėlį interpretuoti, jau jas galima pajudinti renginio žinoma metu. Kas yra etnografija, tai yra etnografija, viskas yra tvarkoj. Bet šito renginio metu jos tampa judrios tokios ir tai labai smagu. Kai statome spektaklius teatre, tai visą laiką galvoji, ar čia tikras menas, ar netikras menas, kaip tave priims. O čia aš suprantu prasmę mano darbo, nes čia nesvarbu, ar tikras ar netikras menas. Čia jeigu įkvepia žmonės ir jeigu tau smagu su jais dirbti ir jeigu jie įsileidžia tave į savo istorijas, tada aš kiekvieną kartą išvažiuoju su naujų atrastų prasmės jausmų ir vėl noriu režisuoti. Ir tada atsiranda toks, nebereikia ieškoti razinkų. Viskas atrodo savo vietoj. Žmonės iš Marių dugno arba tiesiog dugniečiai. Taip vietiniai vadina gyventojus užtvenkus Nemuną iš užlietų kaimo atsikraušiusius į aukštesnės vietas. Šlienava viena iš tų vietovių, kurioje šiandieną galime sutikti nemažai dugniečių ir išgirsti jų pasakojimų. Aš pajutau pradžiai, kad pasakojama istorija, kurią išmokta, nes vis tiek jie buvo vaikai tada. Bet tada mes susėdom prie stalo, prie vaišių stalo, nes jie ne tik atviraširdžiai, bet ir labai daug vaišina. Tai tas yra labai smagu. Ir tada paklausiau, o tai iš tiesų kaip buvo, į kur jūs persikėlėt, į ką jūs ėjot. Ir tada jau sužinai tas liūdnasias dalis, kad iš tiesų ėjo tik tai į sklypus, miegojo po kriaušėm šeimynos, kad viską turėjo darytis nuo nulio ir kad niekas čia nieko neatsiklausė. Ir iš tiesų buvo tai, ką mes vadinam, opresija. Tai buvo smurtu per prievartą iškeldinti žmonės į kitą vietą. Turėjo pamiršti savo vaikystės atsiminimus, draugus, pakeisti visiškai gyvenimo įpročius. Ir labai simboliška, mes ką ir naudojamės, kad dabar mes per vandenį matome tą dugną, o vanduo iškraipo vaizdą. Tai per metus ir per tą vandenį mes jau matom tą istoriją šiek tiek kitaip. Jinai šiek tiek jau saldesnė, bet kai dasikasėm iki tiesos, tai jinai iš tiesų yra labai skaudi. Daug prisiminimų ir dainų iš Nemuno slėnio atsinešė dugnietės, susibūrusios pradžioje į 4 dainuojančių močiučių grupę ir pasivadinusių senolėmis. Vėliau prie jų prisijungė daugiau moterų ir kolektyvas išaugo į folkloro ansamblį, vadovaujamą Gražinos Gutmanienės. Jau tokių tikrų, kurie dar savo vaikystę prisimena, dar viską, tai yra jau tikrai 3. O viena yra šeima, kur ant kalno gyveno. Suprantat, jie ne tai, kad dugne, bet va čia pat ant kalno. Tai aš jas vis tiek priskiriu. Bet jie mažiau skausmingai priima tą viską, nes kadangi jų namai buvo nepajudinti. Ir jie ne su džiaugsmu, bet jau su tokiu labai, kai vaikai malonumu, kad daugėja vandens ir čia bus labai smagu. O tie, kurie gyveno prie Nemuno, jiem užteko to vandens. Ir jie tiesiog jau daug skausmingiau šitą viską
perkelimą išgyveno, net būdami vaikai. Nes dėl to, kad vis tiek matyt, tas vaikystės pats gražiausias laikas, tikriausiai obuoliai skaniausi ir pievas gražiausios ir viskas nėra, visą laiką tai pasako, kad niekur kitur tokių gėlių nėra, tai aš visą laiką noriu išsiaiškinti, kokios tos ypatingos gėlės buvo, bet aš manau, kad užliejamų pievų. Prieš beveik 30 mečius Samylų kultūros centro direktorė Jolanta Sidabrienė ir meno vadovė Gražina Gutmanienė pradėjo rinkti medžiagą. Užrašinėjo dugniečių pasakojimus, dainas ir surinko jų išties labai daug. Aš manau, kad didžiąją dalį spėjom surinkti, nes labai padėjo tai, kad dar kiti rinko, tokie kaip Abramavičius į savo knygas, arba regioninis parkas labai didelį įdirbį jau iki to laiko padarė, tai yra didelis dalykas. Nes dėl to, kad jau mes galėjom ant to pagrindo statyti jau kitus pamatus, nes dėl to, kad tai yra daugiau mūsų yra, kad muzikinis. O pasakojimai lygiai taip pat, bet jie gyvi. Ir kaip jos dabar klausai, nesvarbu, kad jos perpasakoja truputėlį galbūt per savo prizmę, bet jie vis tiek yra tie tokie gyvybingi. Dėl to, kad kai tie tikrieji dar pasakojo savo legendas, tai jie tikrieji pateikėjai, tai jie kažkaip tai kaip dainuodavo, man tai visą laiką aš labiau klausydavausi į tą intonaciją. Atrodo, plaukia ir jie tiesiog ne tai, kad kažkur išmokė ar kažkas tai, o jau čia pas mus jau reikia pajausti, kaip klausaisi, nes dėl to, kad tas žmogus dar kartą turi, ypatingai vaikai. Bet man kas labai patinka, kad mūsų vaikai labai perima, bet jie kaip perima, jie nėra mokomi. Jie tiesiog, tu įsiklausyk, tu pasižiūrėk, tu nori dainuok, nori šį kartą nedainuok. Bet kada jis išgirsta, kad gyvena jau, jam neduoda ramybės mintyje arba ten ausyse skamba ta visa melodija, tai jau jisai savaime. Jau žiūrėk, atėjo ir dainuoja. Ir dabar tą patį jūs pamatysit, nes dėl to, kad tie vaikai užaugę kartu su mumis. Ir aš už tai labai džiaugiuosi, kad mes suspėjom ne tik tai tuos senuosius gyventojus dar, kai sakoma, pritraukti, bet kad visą šitą jaunimą, kuris va čia gyvena ir jam yra aktualu, ne tik savo vaikaičiais, kurie artimiausiai gyvena. Tai labai jau šitas gerai, nes nuo pusės metų aš pastebėjau, kad kaip atveda vaiką, jisai labai imliai tai priima. Iškart reaguoja tas mūsų dainas, iš karto akytė žyba ir per kiek koncertus tai jau nereikia nei verkti, nei ten mamos ieškoti. O vėliau jau žiūrėk pašnekini kokiu jau 2 metukų ar 1,5, jis paima ir jau iškart dainuoja. Reiškia natūraliai, taip kaip ir buvo senoviai, taip anksčiau ir sakydavo, mano senolės taip ir pasakodavo. Sako, tėvai ten švenčia, pastato ant stalo, sako, dainuok. Ir viskas, ir sako, aš prisimenu visus žodžius, viską ir sakė, tiek visiems gerai, netgi kartu man pritardavo. Nes matyt, gal gerų aukštumų, lygiai taip pat kaip mūsų Augustinas irgi užveda dainą mums labai dažnai, nes tai tiesiog patogiai. Viską. Matyt, tas vaikiškas balsas labai gerai irgi prie mūsų prisijungia. Neseniai prie senolių prisijungia ir vyrai. O jau beveik 10 metį senolės dainuoja ir su vaikaičiais. Tiesioginis dainų ir dainavimo tradicijos perdavimas iš kartos į kartą yra tai, kas svarbiausia siekiant išsaugoti senolių paveldą. Mes jais kalbėjom apie tai, kad, pavyzdžiui, senolių folkloro ansamblis turi ir vaikaičius. Tai reiškia, jų anūkai jau žino tas dainas. Bet jie sakė, mes jų nemokom tų dainų. Nėra taip, kad jie mokosi tas dainas, nes jie tiesiog nuo kūdikystės ant rankų visą laiką jas girdi. Ir aš jiems pasakiau, ar jūs suprantat, koks tai yra turtas. Nes aš, pavyzdžiui, nežinau, iš kur aš, kokios yra mano dainos, kokia yra mano mitologija, kam aš priklausau, kuri yra mano bendruomenė. Ir iš tiesų man tenka dirbti čia ne tik su senoliais, bet ir su jų anūkais.
ir tai yra visai kitos kultūros vaikai. Tai yra, su jais smagu dirbti ir jie yra labai įdomus ir dar matosi tas akyse, kad jie supranta, kad tai yra svarbu. Jų nereikia įtikinėti. Jie supranta, kad tą reikia minėti, kad tą reikia įgarsinti, kad tą reikia išdainuoti. Jie užaugo kartu. Tai va šitas yra labai, kad mes nevertėm visas repeticijas būti, bet visas šventės tai visada, o kada jie būna savo ten etno užsiėmimuose, tai jie ne tik tas dainas, reiškia, dainuoja. Jie dainuoja, jie žaidžia, jie kažką dar kažkokius gaminasi savo, kokius darbelius, kurios parsineša namo. Pas jos kita veikla dar yra, ne vien tik tai. Bet tos dainos tai taip kaip kvėpuoti. Kadais užlietame Kampiškių kaime gimęs poetas Jonas Aistis savo eilėraštyje rašė: ar tai širdį, ar marių gylyje pasaka nuskendus. Ta pasaka kiekvienas Nemuno slėnio gyventojas turi savą. Pasaka, kuri kiekviena it Nemuno vandens lašas susibėga į upę, patvinsta mariomis ir pasiekia mūsų kiekviena bangelė. Tik palieskime tą bangelę ir suskambės į prisiminimais, akmenimis ir dainomis iš marių dugno. Ir jis iš kartos į kartą